Flip. How you finna rob a nigga ass on foot? Terrorize shit, I get a hang with the crooks. Shot him in the heart, I'm gon' try not to look. The big keep bite showing number the hook. I'm popping in the Philly, I be with the rooks. Fuck, get a bag of blood, nigga, know what I took. But next time on nigga, with no hand that I shook. This a new Jet 5, this ain't nothing no schmuck. I'm rockin' on, you gotta write that down in a book. I don't mean all the place, but they come in the cook. They steppin' on my toe, so I put on the hooks. We knock your shit off, you better tell it on the shush. Part him in the air, you got shot in the tush. Big bad wood, nigga, smoking on kush. Top, flip. Macho Libre, nigga, I hang with your Apollo. Set him on a mission like the 13. Wow. Labas. Aš namuose. Pagalvojau, kad reikia pavlogint, senai vloginau. Sėdžiu vienas namie, tai kodėl ne. Nauji namai nerodžiau dar niekada, bet ir nerodysiu labai daug, parodžiau šiek tiek vaizdelį. Gražu labai. Wow. Ir daug nenoriu žodyti namų, čia bardakas šitais dabar, nes su vaiku gyvenam juk. Žodžiu, pavlogint galvoju reikia, senai vloginau, rašė daug kas, kad bavai, kada vlogas, tai kodėl ne. Tai va, aš šiandien tik pradėjau dirbti, va dabar va, pirmas darbas vlogą filmuoju. Sėsiu prie kompo, prie laptopo, reikia Instagramo story kelt vieną svarbų. Tai pradėjau bendradarbiauti su vienu žmogum, padės man su personal brandu ir su contentu YouTube, Instagrame. Noriu labiau prie mokymų padirbėti, nes dabar tie mokymai tokie lėvi visai. Pas mane tai svarbus visai darbas dabar, reikia šitą pasidaryti įgyvendinti. Ir jo, bus įdomu, dabar va, kaip tik dirbu prie mokymo. Tiesiog per kelias dienas paskutinės tik filmavau visą laiką. Tai žiauriai daug bus naujovių ir viskas bus labai updatinta gerai. Tai dabar pagrindinis mano darbas kol kas ties tuo. Aišku, yra dropshippingo tas projektas mano pagrindinis vienas. Turiu creatorių dabar daug, turiu gal 10 creatorių. Jo, visi dirba, ne visi dirba iš tikrųjų, tiesą sakant. Bet daug kas dirba ir mokosi ir stengiasi ir kūrė contentą ir bando įtvarą. Kol kas dar nelabai sėkmingai. Yra vienas vokietis ir vienas prancūzas, manos, tai jiems yra pasisekę su viral contentu, bet labai nekonvertavo kažkodėl. Gali būti dėl to, kad buvo konceptas blogas. Bet žodžiu, ne apie tai, kol kas apie organiką patylėsiu. Gale video pakalbėsiu apie organiką plačiau. Apie mokymus papasakosiu plačiau, pasidalinsiu studentų rezultatais, žiauriai daug kas printina dabar Discord'e, tai pakalbėsim apie tai, bet dabar tiesiog diena gyvenime noriu parodyti, kaip man sekas, ką aš veikiu. Ir jo, dabar turiu kelis darbus. Šiandien realiai nedaug, šiandien varysiu padangas pasikeisti po to. Dabar sėdžiu namie, išgersiu kavos, buvau Taste Map'e pasiimti kavos, tai ragauju, pirmą kartą ten buvau. Ir jo, biški dar išsiblaškęs kažkoks, nežinau, susikaupti, reikia dabar pradėti dirbti kažką, nes toks pasimetęs, tai tą darau. Tai jo, kol kas varau prie laptopo, įkelsiu Instagramą vieną storį, sekit mane Instagram'e, bet to, kas nesekat. Aš noriu išmokyti jūs apie organiką viską, ką žinau, ir jeigu seksit mane, tai gausiu daug geros info, ypatingai nuo dabar, nes pradėsiu daugiau postinti, tai galit mane pasekti ir nieko nesuprantu. Ką aš čia klausau? Jeigu žinai šitą dainą, jinai ne taip skamba, aš nežinau, what the fuck, nieko nesuprantu. Šitą dainą daug klausęs esu ir nežinau, kodėl ten kažkas kitas dainuoja, what the fuck. Žodžiu, varau padarysiu tos kelis darbelius, ką sakiau, ir tada pavloginsiu dienos eigoje, parodysiu, ką veikiu. Ir po to pakalbėsim apie visokius kitokius sos, apie organiką ir taip toliau. Varau dabar. Some people really are, And as the sun sets and the night falls and them hoes call, he pulled up at 6:30 in a 745. As he waving shorty high, you know he showing his bling out. She got in the car, he drove, he pulled his thing out. His girl called feeling she mad, she threw the ring out. How she found out, she dreamt the whole thing out. Y'all be going through problems, you gotta work the kinks out. When you go to sleep, what do you think about? If y'all get a divorce, she gon' take everything except the kitchen sink out. Make it so cold that you got... Atvariau savo seną butą.
Reikia pasiimti mašiniuko padangėlės ir varyt pasikeisti. Nu va. Susinešiau padangas, užsukau pas brolį. Dabar šitam senambutė mano brolis gyvena, tai pasilabinau ir varau padangas pasikeisiu. Užsuksiu senukus, reikia kelių šmutkių. Ir jo, varysim dirbt, varysiu jo visą dirbt. O koks vėjas, nežinau ar girdėsis, bet pridaviau mašiniuką, turiu laiko, turiu pusę valandos, tai tiesiog varau pasivaikščioti, nes čia nėra kur nei prisės, nei ką, vidų nenoriu lyst, nes karšta baisiai, tai varau biškį pasivaikščius, pačilinsiu. Nu va, darbelis padarytas, pakeitė padangas, sunešiau rūsį, varau dirbt. Ką čia jau 5 valandas beveik, šiandien dar nieko nedariau, tai varau padirbėsiu iki vakaro, čia ilga naktis čia nusimato, tai varau į ofisą, ką žinau, varau dirbti, reikia daug darbų pasidaryti. Ikoniškoj vietoj, nežinau, gal kažkas atpažins. Baną gausi. Nu va, čia biškį padirbau, jau biškį pavargęs esu, jau 7. Žodžiu, įkėliau videokų nemažai į Instagramą. Instagramas prieš kokią gerą savaitę popino. Turėjau viral videoką su vienu savo produktu, tai visai gerai konvertavo. Man rodos 3K per milijoną peržiūrų, tai visai gerai kaip Instagramui. Pažiūrėsim, reikia dabar postinti daugiau, šiandien nelabai turiu tam laiko, nes prie mokymų daug sėdžiu, tai nėra, kad ypatingai daug postinu. Dabar su kreatorius daugiau bandau dirbti. Čia yra mano sąrašas kreatorio. Daug žmonių. Bandau su kreatoriais dirbti. Realiai čia kiek 12 gal kokių žmonių turiu dabar. Kas yra, daug, overkillas realiai. Bet noriu rasti keli žmonės, kurie bus tikrai, geri, su kontentu, kurie gaudos labai gerai. Kuriem gerai sekasi, eina viral, gauna pardavimų ir tada juos pasilikti long termui, duoti retainerį visiems ir jo, scaling brandą šitą, nes turiu daug creatorių, bet niekam nėra, kad ypatingai gerai sekasi. Tai dilema. Ne tai, kad dilema, bet jo, reikia atrasti geriausius ir jiem duoti pasiūlymą, kad imkit retainerį, dirbit full time, realiai galiu algą mokėti ir jo, tada bandysim scaling. Nes produktas prasiduoda, maržas yra sąlyginai geros, 5% maržas, tai, visai gerai, ką žinau, visai gerai. Jo, galima scaling bandyti, tikrai produktus yra custom, nėra konkurencijos absoliučiai, aš vienintelis su juo, nes aš sukūriau. Ir jo, tikrai galima išvystyti, tik reikia gerų žmonių. Nežinau, jeigu tu žiūri, tu užsiemi organikų, esi tikrai geras, jau kontentą moki, tai gali parašyti man Discord arba Instagrame, ieškau creatorių vis dar, tai jeigu tu tikrai geras, galėsim padirbti ir pažiūrėsim, jeigu gerai sekasi, galėsiu duoti retainerį tau. Retaineris tai yra realiai alga tiesiog, taip, po kas mėnesį sutarta suma. Ir jo, bandysim scalinti kažkaip, dabar daug žmonių turiu, bet niekam ypatingai nelimpa. Žmonės turbūt savo gyvenimus gyvena ir, žinai, tai postina, tai nepostina, tai postina, tai nepostina, nors sutartis pasirašytos ir visi žino savo sąlygas, žino, ką turi daryti, žino mano atsakomybės, savo atsakomybės ir vis tiek skipina dienas, nepostina kartais, dingsta savaitį, aišku, žmonės turbūt savo gyvenimą gyvena, bet still, come on, žodžiu. Tai ieškau gerų creatorių ir scalinsim brandą savo šitą. Prieš mėnesį beveik pirmą žmogų pasiėmiau, prieš mažiau biškį nei mėnesį, prieš 3 savaitės pirmą creatorių pasiėmiau, tai gerai sekės, kuria vokiečių kalba, tik netokius konceptus biškį kokius reikėtų, bėgit į Lidlą, nekonvertuojate, bėgit į Lidlą, tai jisai nuėjo viral, negavo pardavimų, stresuot pradėjo, kad čia nesiseka, nekonvertuoja, taram, tai jo, dingo gal motyvacija žmogui, nežinau, žodžiu, tai beveik prieš mėnesį pradėjau su creatoriais dirbti, per tą laiką, jau kokių 15 žmonių turbūt dirba man. Daugiau, negu 15 žmonių dirba man, tai 4 jau išėjo iš jų ir žiūrim, kas čia vyksta, žiūrim, ką čia galima išvystyti, nes tikrai produktas geras, jisai unique, jisai renka peržiūros sąlyginai gerai, nes yra toks vizualus dalykas,
labai estetiškai atrodo. Ir jo, jisai renka peržiūras, galima skailinti. Tais, noro gal nėra kai kuriems, ką žinau. Aš tai postinu šiaip daug, nėra, kad aš laiko daug turiu dienoj postinimui, bet postinu vis tiek. Kad ir 1-2 postus į dieną. Kartais iš vis tam po 5-6 postus į dieną padarau, tai gerai labai. Šiaip prikolas. Vieną dieną, čia prieš geras kelias savaitės, gulėjau lovai, naktį jau miegot susirašiau, žinai, ir guliu ir toks nerimas, absoliutus nerimas, tipo, guli ir akis nesusimerkia, tiesiog guli ir kažką galvoju, tipo, ką čia daryti su to brandu, aš ten skolingas ir agentų ir viską, ir tipo, apyvartos nėra, ką daryti, žinai, toks nerimas absoliutus, nežinau kur dėtis, nesimiega absoliučiai, guliu valandą, varčiaus lovai gal. Išlipau iš lovos, variau į svetainę, atsisėdau, pradėjau montuoti, 3 videkus iškepiau ir man rodos vienas iš tų videkų po kokių 3 dienų pradėjo sprogti. Tai per dieną ten man rodos iki 100 kad, tada iki 3, tada iki 5, iki milo, dabar 1,2 milo dabar turiu pasiekęs. Tai visai gerai ten, sprogo, jo, viskas gražu, šiaip 3 videkai sprogo vienu metu daug maž. Ir, pahitino biški turkus ten visokius, kaip gaila turkai, pas mane tiek daug šopė turkų buvo, mes nesiunčiam į Turkiją dėl karo, dabar šiuo metu negalim nieko siųsti į Turkiją, tai taip gaila, toks conversion rate'as buvo lievas gal 0,5%, nes visi turkai ateina ir nieks nenusiperka, aš manau jie ten būtų išgraibstę tą mano produktą, jau būčiau užpardavęs viską, jeigu jie galėtų atsiskaityti. Tai žiauriai gaila, negali atsiskaityti, pahitino būtent tą šalį, kurios man nereikia, absoliučiai. Indija biški pahitino, aišku, tam buvo ir indų šopė nemažai. Tai žodžiu, kai hitino Ameriką, amerikiečiams buvo 3% conversion rate'as, kas yra labai gerai. 3% conversion rate'as čia jau geriau net nesitikėk realiai. Jeigu gauni geriau, tai čia tobulą, bet šiaip jo retas atvejis, kad 3% conversion rate'as. Tai pas mane mano produktas, jeigu Amerika hitina, 3%, tai žiauriai gerai, tikrai žiauriai gerai tada būtų buvę. Bet, yra kaip yra, pahitino kitas šalis biški, bet still, padariau nemažai apyvartos ir dabar žinau, kas eina viral, tai biški daugiau tos konceptus testuoju. Ir jo, ir creatoriam daviau savo tos konceptus patestuot, numečiau chatus, sakau, žiūrėkit, eina viral mano videkas, kopijuokit, darykit, stenkitės ir, tipo, kažkas turi irgi prilipti galų gale, nes, jo, jie kūrė realiai viską iš mano duotos medžiagos. Aš turiu didelę biblioteką medžiagos, ir filmuota, ir stitchai, ir AI klipai, ir tiesiog mano creatoriai kūrė contentą. Ima ir klijuoja tos klipukus į videkus. Tai ten žiauriai easy, ten nėra ką veikti. Tos videkus sukurt per dieną, aš pavyzdžiui videką per kokias 10 minučių sukuriu. Gerą videką tikrai, 10-15 minučių, tai čia nieko. Tu čia žinai ką daryti. Tu matai viral videkus kitų, tu matai, kas eina viral, kas trendina, tu tiesiog imi ir klijuoji tas videkus, žiauriai, šiaip nėra tikrai sunkus darbas čia kažkoks. Tai visai gerai, nereikia persistengti creatoriams, žino iš kart ką daryti ir tiesiog daro, tai tas labai nice, bet vis tiek nėra, kad postina žiauriai daug telemonas. Tai gaila. Ir jo, bandysiu scaling. Jau senai bandau scaling, šis produktas jau gan senas. Jo, kažkaip vis dar ieškau, aš ilgiau ieškau creatorių, dabar inventoriaus užsipirkau ne per seniausiai, tai dabar galiu normaliai scalinti. Turiu dar 500 vienetų gal to produkto, tai galiu scalinti. Šiandien parašė, tarp kitko, vienas shopas man į Shopify parašė, sako, mes tas ir tas iš Kanados, čia mes to ir to nišai pardavinėjom ir tipo žiauriai norim tavo produktą. Ar čia tipo gražu legit viskas, tipo ar licenzijuot, ar dar kažką. Ir jo, atrašiau, pažiūrėsim, ką atrašys. Čia būtų žiauriai cool, jeigu nupirktų bulką, ten nežinau, bent jau 100 vienetų, būtų žiauriai gerai. Kiek tai būtų, pažiūrėtume, kiek ten profitą galima pasidaryti. Aišku, kainas reiktų nuleisti jiems. Ir, žodžiu, pažiūrėsim, nežinau, įdomu, kaip ten susidėlios viskas, bet jeigu bulką parduosiu, bulk orderį, tai bus kietai. Tai va, papostinau, varau paskaitysiu biškį chatus, atrašysiu studentams. Parodysiu, kaip sekasi bendruomenė jums. Šiaip printina dabar žmonės bendruomeniai. Labai nice, labai smagu matyti. Daugas užlignėja gerai. Pažiūrim. Čia tai ne apie tai, bet va, pavyzdžiui, Ernestas Karačia. 4K per dieną.
Čia per savaitę, man rodos, 10K pasidarė. Maladėts, vienas printeris, čia biški kita tema, bet still, nice. Lauris, 2K per savaitėlę, ramiai, karočią. Nu nesveikai, 2K per savaitę, 300 orderių, PM visitors dabar. Tartiufas irgi, per savaitę štukelę. Labai nice, labai gerai. 3K, o Jėzus, čia printina jisai. Lauris vėl, 17K per savaitę. Pirmi rezultatai Tartiufą, tai irgi smagu matyti. Maladėts, LTS, Vicka. Nežinau, kas ar čia organiškai ar neorganiškai, bet per vasarį mėnesį 100 štukų eurų. Oh my gosh, nice. Nu, karočią, bendruomenė labai gerai sekasi. Labai smagu matyti, kad sekasi žmonėm. Iš naujo atėjo ta motivacija čia visiems dirbti pasirodo, nes visi dalintis pradėjo, tai labai smagu matyti ir visi tokie užmotivuoti dabar Max dirbti. Tai labai nice, labai smagu matyti. Kitas dalykas apie mokymus. Sakiau, apie mokymus papasakosiu, tai irgi dabar ruošiu mokymus. Seną visą medžiagą ištrinsiu, bus viskas naujai, bus Organic Demonai 2.0. Bus žiauriai geri mokymai, tikrai. Kai atnaujinsiu, bus viskas žiauriai up to date ir bus žiauriai viskas detalu. Ir bus grinai sufokusuota į rezultatus. Tipo, aš bandysiu nepezėti per daug, tiesiog sakysiu, ką daryti, kaip daryti, ten kaip produktą išsirinkti, kaip geriausius videkus sukurti, kaip geriausią conversion rate turėti, kaip shopą gerą turėti. Ir visus šitos basic dalykus, pagrindinius, labai gerai, labai aiškiai padėliosiu, papasakosiu, kaip geriausius rezultatus turėti iš esmės, kuo greičiau ir kuo geriau. Tai pagrindinis fokusas bus jūsų rezultatai. Aš kursą dabar tokį darau, kad būtų grinai gan basic, kuo paprasčiau, bet kuo efektyviau. Kad jums nereiktų ten per daug nereikalingos informacijos. Tiesiog bus viskas žiauriai konkretų ir viskas žiauriai orientuota į rezultatus. Tai jau pradėjau filmuoti, dar kokį tik gal trečdalį nufilmavau, daug dievė, turbūt net ne tiek, turbūt ketvirtadalį kokį ar penktadalį. Tai žodžiu, daug žiauriai darbo, bet jo, pavyzdžiui, temos, kas yra organikas, čia aišku, papasakosiu apie visą biznio modelį, kas yra tai, kodėl organikos nemeta ads, kodėl neleisti reklamų, pavyzdžiui, kodėl geriau rinktis organiką, šitą papasakosiu. Ko reikės, ko reikia pradžiai, kad galėtum pradėti visą veiklą, į ką investuoti, apie laiko planavimą, apie goal settingą, kaip telefoną pasiruošti amerikietišką, kaip burnerį susikurti, kaip produktus surasti, kaip contentą gerą kurti, appsus visus papasakosiu, apie AI papasakosiu, žiauri plati tema, labai naujovė dabar tai yra. Tiesiog žmonės ką daro, tai nusipirka dirbtinio intelekto ten tokią programėlę vieną, papasakosiu apie tai ir per ten kūrė realiai contentą pilnai su AI. Tu net nefilmuoji produktą, tu tiesiog kuri contentą su dirbtiniu intelektu ir tau nereikia net liest produkto, tau nieko užsisakinėti nereikia, tai čia yra čia nauja meta, čia yra jau nežinau kaip paaiškinti, bet evoliucionuoja organic dropshippingas ir čia yra tas dalykas, į ką reiktų fokusuotis dabar. Nes realiai, kas užsiema šituo, tai jie dabar daugiausiai ir uždirba. Tie, kas pilnai AI testuoja produktus, tikrai galiu pasakyti, daugiausiai dabar uždirba žmonės su tuo. Ten biški grey hat toks dalykas, toks grey area. Žodžiu, papasakosiu per mokymus, bet jo, kas tą daro, tai tikrai žiauriai gerai uždirba. Dirbtinis intelektas, viskas, tu ir, žodžiu, per daug nesigilinsiu, bet viską per ten pasidarai. Tai, nesveikai pravartus bus mokymų skiltis. Galėsite išmokti apie tai ir net nereikės, karočią, tada užsisakinėti produktų, nereiks laukti 2 savaitės, kol ateina, galėsi pradėti ir testuoti iš karto, šiandien. Žiauriai gerai, labai next step čia yra su organiku realiai. Papasakosiu viską apie TikToką, Instagramą, YouTube'ą, Facebooką. Facebookas irgi dabar naujovė visai, visi dabar apie Facebooką kalba, tai aš irgi iš geriausių apie Facebooką sužinau viską, ką žinau ir papasakosiu jums. Šiaip daug niuansų apie Facebooką, bet Facebookas yra ypatingai gerai konvertuojanti platforma, nes ten yra brandi auditorija, vyresni žmonės, vienas dalykas. Kitas dalykas, tu gali linką visur įmest, tu gali video descriptioną linką įmest, į savo profilio bio linką įmest ir į komentarus linką įmest. Tai žmonės, žiauriai lengva žmonėm nupirkti, nes tu bele kur pažiūrėsi, tavo linkas bus įmestas.
žiauriai šitas padeda su konversijom ir jo, Facebookas, viską apie Facebooką irgi papasakosiu, tai žodžiu, žiauriai daug dalykų, viską per naują perkursiu, čia bus labai didelis darbas, bet noriu per šį mėnesį, per balandį pasidaryti ir paleisti naujus mokymus, tai žodžiu. Nenoriu čia hypint per daug, bet tikrai bus žiauriai gerai viskas, bus viskas žiauriai detalu ir žiauriai konkretu. Noriu, kad jūs pažiūrėtumėt ir viską žinotumėt, ką reikia žinoti ir tiesiog imtumėt ir darytumėt. Tai čia pagrindinis fokusas ties naujais šitais mokymais. Ir galiu pasakyti, kad tikrai manau, kad žymiai geresni bus success rate'as studentų. Aš įsitikinęs netgi. Kaina kils, iš tikrųjų kaina tai faktas, kad kils. Tai jeigu dabar norit prisijungkit dabar, sutaupysit ir jo, galit sutaupyti, nes jeigu prisijunginėt norėsit po mėnesio, tai jau bus kaina kita. Tai visi, kas dabar prisijungia, niekas nereikės iš naujo susimokėti ar dasimokėti. Savaime, aišku, tai jo, dabar geriausias metas prisijungti, jeigu norit prisijungti. Ir jo, apie mokymus tiek, daug čia bus reikalų. Eina savo, dabar žiūriu visą tą savo sąrašą, ką reikia nufilmuoti, apie ką reikia pakalbėti. Ir čia yra žiauriai daug. Apie video rypinimą pakalbėsiu irgi, tai reiškia, tu nekuri savo kontentą, tu tiesiog stilini kitų žmonių kontentą ir klijuoji videkus. Yra irgi visas metodas apie tai, nėra labai taip tiesmuko, kad pasiemi kitą video ir pats įkeli. Tikrai ne taip, yra metodas ir apie tai irgi papasakosiu čia tiems, kas labai ten, pavyzdžiui, nenori daug laiko investuoti. Gal biškai greitesnis metodas uždirbti, pirmas kažkokias pajamas pamatyti, nes tau nieko filmuoti nereikia, tu tiesiog imi iš kitų, tu gali ten 10 postų per dieną padaryti, daug laiko neužims realiai. Tai papasakosiu apie tai irgi čia vienas iš naujų skilčių, apie ką reikia pakalbėti. Realiai apie AI bus daugiausia, nes AI, aš apie tai nieko nebuvau užsiminęs dabartiniam kurse, bet bus dabar labai daug apie tai medžiagos. Labai daug reikia padengti, tai pasistengsiu viską padėlioti aiškiai, konkrečiai, su pavyzdžiais. Parodysiu, kaip pats kuriu tos videkus, grinai matysit, kaip aš darau viską. Ir jo, žodžiu, daug reikia filmuoti, reikia ruoštis ir reikia dėliotis viską į vietą, nes čia labai nelauks šitas dalykas ilgai, nueis tas trendas, žinai, tai reikia paleisti kuo greičiau, kol žmonės nesuplūda visi į tą AI dropshippingą, kol dar yra laiko ir jo, duosiu jum visą info geriau negu kad ten kiti pradės kalbėti apie tai. Tai va, pakalbėsiu, dar vienas dalykas svarbus. Pavyzdžiui, žmonės testuoja produktus, ne? Ir, eina viral, bet nėra pardavimų. Tai pakalbėsiu apie visą šitą procesą, ką daryti, jeigu nėra pardavimų. Pasakysiu, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Galbūt produktas, galbūt shopas, galbūt contentas. Vienas iš 3 dalykų tikėtina bus. Ir papasakosiu apie visus, ką reikia atkreipti dėmesį ir kas tikėtina, kad yra kaltas dėl blogų konversijų. Visi mes testuojam produktus ir būna kartais, kad eina viral, kodėl aš neturiu pardavimų. Kartais būna taip. Tai padėliosiu apie tai viską, ką žinau. Irgi daug niuansų, daug į ką galima atkreipti dėmesį, daug kas gali būti kaltas dėl šito dalyko. Šitas bus naujas skiltis, tokia trumpa. Pabandysim paaiškinti ir tikiuosi rasit klaidas. Nes čia gali būti daug kas. Gali būti shopas, gali būti marketai nesatupinti, gali būti shippingai nesatupinti, gali būti ten, nežinau, eina viral Indijoje videkai. Tokie visokie dalykai ir tu negali žinoti, tu turėtum viską peržiūrėti ir patikrinti. Tai pasakysiu tiksliai, ką reikia pažiūrėti, ką patikrinti ir tikėtina, kad rasi savo klaidą, rasi kame problema. Reikia pradėti filmuoti daugiau, nes dabar neypatingai daug filmuoju mokymų, bet reikia pasiruošti kuo greičiau, kuo geriau ir bus liuks, bus mokymai žiauriai geri tikrai. Jo, turbūt tiek, nežinau, ką čia dar papasakot. Gyvenime šiaip nieko naujo kaip ir, tą personal brandą tokį savo vlogus, TikToką ten apleidęs esu, nėra čia mano main fokusas tikrai. Tai biškai buvau apleidęs, bet noriu grįžti šiek tiek, vlogą šitą filmuoju, noriu kelti vlogą. Noriu pafilmuoti informatyvesnių videkų jums, pamokomuosių, sakykim. Labai geras kontentas, man užtrunka neilgai sukurtos video ir tiesiog žiauriai useful jums, tai visai norėčiau daugiau tokių pakurt. Galit pasakyti komentaruose, kokių videkų norit, apie ką norėtumėt, kad pakalbėčiau ypatingai. Galima apie AI pakalbėti,
labai plati tema, tai galima bent jau basics visus padengti, kas ir kaip čia veikia ir panašiai. Visai gera idėja, manau, būtų. Tai va, nieko daugiau naujo kaip ir. Biškį būtą savo parodžiau, labai nice. Ofisas vis dar tas pats. Šiaip ieškau naujo. Norėčiau naujamiestį kažkur dirbti, nes čia yra Šnipiškės. Nežinau, gal kažkas žino, čia tos pastatus tokie matyti. Tai dabar Šnipiškėse, bet noriu naujamiestį, nes mano būtas naujamiestį dabar naujasis. Tai norėčiau ten kažkur ofisą susirasti. Dar nėra, kad labai ieškoju ypatingai, bet reikėtų pasiieškoti. Man čia jau kaip ir atsibodo, aš čia jau metus laiko, tarp kitko. Tai metus laiko čia pabuvau. Tipo gražu, įsirengiau, viskas čia nice, bet noriu gal arčiau namų, arčiau centro. Ką žinau, jo, norisi judėti, norisi kažką keisti visą laiką. Atsibosta man užsisėdėti vienoje vietoje, tai norisi kažką keisti gyvenime visą laiką. Pavyzdžiui, ofisą, būtą pakeičiau. Žodžiu, mašiną reiks pasikeisti dabar. Sruoną nusipirkti, dviratį parduoti. Tai va turbūt tiek šitam vlogui. Sekit mane Instagram'e, sekit mane TikTok'e, aš kartais papostinu visokių smagių video, papostinu informatyvesnių video kartais, tai sekit mane ten. Instagram'e geriausia mane sekti, aš ten aktyviausias, ten atrašau jūsų žinutės, jeigu man rašot. Ir jo, susimatysim kitam vlog'e, susimatysim gal ten, nežinau, Discord'e, Instagram'e gal susirašysim. Jo, jeigu turit klausimų, rašykit visada, aš visiems atrašau. Ir jo, dirbam toliau. Noriu pamatyti, kad ir jūs dirbat, va, studentai, kai kurie printina Discord'ą, tai norisi pamatyti daugiau tokių žmonių visą laiką. Tai žodžiu, dirbkit, rašykit man, jeigu turit klausimų, aš atrašau dažniausiai. Tai va, šitam vlogui tiek, smagu pavlogint, senai kalbėjau su jumis ir jo, susimatysim kitą kartą. Iki. Every time I took a snippet, I got closer. Every time I was on the edge, I jumped